Jei namie Wi-Fi signalas yra puikus, o internetas vis tiek stringa, greičiausiai jūsų modemo gaunamas mobilio interneto signalas yra silpnas. Tuo galima įsitikinti ir pažiūrėjus į ryšio stiprumo indikatorių. Pavyzdžiui, šiame TP-Link modelyje, jei jis šviečia baltai, ryšys yra puikus, jei kuria kita spalva jisai netoks ir geras. Tad kaip tai išspręsti? Pirmiausia, įsitikinkite, kad laisvo interneto modemas stovi atviroje vietoje. Jokiu būdu neįkiškite jo į spintą kažkur po laiptais, nenugrūskite už radiatoriaus ar už televizoriaus. Jei namuose jau radote geriausią įmanomą vietą modemui, bet signalo stiprumas vis tiek jūsų netenkina, galima prijungti išorinę anteną. Pavyzdžiui, Tele2 siūloma Neli 0727. 4G signalą jinai stiprina net 9 decibelais. Jie galima iškelti lauke aukštai, jinai atspari lauko sąlygomis ir jos nereikia visiškai tiksliai nukreipti į bokštą, nes jinai turi gana platų 90 laipsnių priėmimo kampą. Arba vietoj išorinės antenos iš karto rinktis lauko modemą, kuris ir jungsis prie mobiliojo interneto. Iškelti jį kažkur aukštai, o prie į namus atvesto laido prijungti Wi-Fi maršrutizatorių. Taip galima gerokai pagerinti net labai silpną ryšį.